Visiems labas, jūsų kanalą Albert draugai ir šiandien, kaip jūs matėte mano video, kaip parašyta, šiandien mes žiūrėsim, kaip gyvena karalienė skruzdėlė 100 dienų. To jums parodysiu. Štai jinai. Čia karalienė skruzdėlė. Ir jinai turi kiaušinių. Kiaušinį nepavyks pažiūrėti, bet parodyti patį karalienę pavyks. Ir mes žiūrėsim, aš duosiu jiems maistą 100 dienų ir pažiūrėsim, kaip jie apsigyvens. Gali jie numirti, bet paskui aš įleisiu nepažįstamą skruzdėlę. Pažiūrėsim, kaip jie ant šitą atreaguos. O gal ir kažkiek. Ir tai bus tikrai ne viena video, tai bus kelias serijas. Tai jeigu bus antra serija, jeigu bus 3 laikai. Jeigu bus viena, aš nedarysiu toliau. Nu dabar aš einu miegoti, nes aš pavargęs, tai visiems ate. Štai ir baigėsi tas laikas ir dabar aš noriu pademonstruoti skruzdėlių fermą, kurią aš jau turiu 1 metą, kurį aš nupirkau. Jeigu norit, kad aš padaryčiau video apie tai reikia surinkti 4 laikus. Kur jūs klausit, kur karalienė? Čia jau tokia didelė. Pilna skruzdėlių, gertuvė, pilna maisto ir pilnas skruzdėlių. Pradžioj jie buvo tokioj pat mėgintuvėlyje, o dabar jie štai va tiek. Mes neseniai atidarėm dar vienus duris dėl to, kad jiems buvo jau mažai vietos tik va čia ir va čia.
Ir jiems būtinai reikia gipso. Nu, ne gipso, o vandeniuko. Ir aš tą vandenį piliu štai čia. Pusė tenais ir pusė čianais. Nu. Jeigu norit apie šitą skruzdėlę, kad aš pafilmuočiau, būtinai dėkit like. O jeigu norit, kad aš pratęsčiau 3., 5. ir 6. dieną, parašykit, padėkit subscribe. Nu gerai, su jumis buvo Albertas, visiems ate.